siekiam ne savo tikslų. Taip, ar ne? kaip dažnai. Taip. Arba nežinom, ko norim pasiekti. Tai vis tiek lyderystė yra iš tų 5 elementų. Pirmasis yra lyderis ir tai yra jo gebėjimas vadovauti pačiam savo. Drąsa atsiranda tik tada, kad aš labai bijau ir tada įveikiu tą savo baimę arba bent pabandau ir aš tik tuo momentu suprantu, kad aš kažkokia drąsesnė esu. Oh my God, I did it. Aš tai bijau, bet žiūrėkit, pasakiau, padariau, nuėjau. Taip, kad lyderystė sudaro 5 elementai. Ir prie kiekvieno iš tų elementų reikia dirbti. Bet pirmas elementas vis tiek yra lyderis. Lietuvoje apskritai daugiau galimybių. Ypač dabar, manau, kuo toliau, tuo labiau. Nes čia yra viskas ribota vien dėl to, kad esam saloj. Lietuvoje, man atrodo, labai daug kas skuba, stresuoja, taip, o čia labai atsipalaidavę visi yra. Ta patį galima padaryti su kitokiu tempu. Taip. Ne? Islandiją labai galima už daug ką mylėti, bet už ką pati myli ją? Už galimybę, už erdvę. Ką tai reiškia? Erdvė tai yra vieta ir laikas, kur tu gali skleistis ir fizinė prasme, ir socialinė prasme. Tai fizinė prasme tai labai lengva yra užčiuopt, pajaust, kai keliauji, tai matai, kad 15 minučių nuo sostinės centro, kaip mūsų nuostabus menininkas Vytautas Narbutas yra pasakęs, iš kurios dar sostinės nuvažiavęs 15 minučių gali atsistoti ir kiek akis užmato, nematyti nei vieno žmogaus ir matyti visą horizontą ir jeigu nori išsirėkti, jeigu nori išsiverkti ir jeigu nori išsijuokti. Tai čia ta fizinė erdvė, kur tu tikrai gali pajausti, kad kiek akis užmato, ta tokia platybė. Ir tas fizinis horizonto nebuvimas gal šiek tiek ir persikėlė į tą psichologiją, į tą mentalinę būseną, kai galvoju, nugi nėra tų ribų. Nėra. Bet ką norėsiu, tą nuveiksiu. Ne? Ir ne tai, kad čia labai ambicijom randas vietos ten gimti, bet tiesiog dirbtinai nesukuri barjerų. Kai mes labai dažnai, kai kalbam apie pasiekimus arba kažkokius tai norus, tai pirmas, ypač Lietuvoje, aš pastebiu, pirmas, kas šauna į galvą, tai tai čia tikriausiai labai didelis kažkoks noras. Čia tikriausiai kažkokia didelė ambicija. Bet aš galvoju, jeigu daug pasiekusių žmonių paklausit, kokie jų yra norai, tai labai dažnai tie norai nuskamba, noriu pabūti tyloje, noriu pajausti ramybę. Tai nebūtinai apie ambiciją, tai gali būti apie visai kitus dalykus. Mane labai nustebino keliaujant į Islandiją, šokiravo galbūt mus, kad iš pradžių tokia reakcija buvo glumino ir ne. Tu važiuoji ir tu supranti, kad kokia yra didžiausia kalėjime bausmė? Vienutė, ar ne? Baudžia vienuma. Tenai taip toli kaimynai, kad tu pagauni, ar ne? Ja. Kaip tu tą matai? Islandiškai kalėjimai, čia dar netgi atskira tema būtų, beje. Buvo gyvenime etapas, kai išro pirma šeima, bet netgi prieš tai man tekdavo vienai vis pakeliauti. Bet tame etape keliavau itin daug viena ir darbo reikalais, ir būdavo, kad darbą šiek tiek su malonumu derini. Ir viena mano draugė pasakė, kad sako, wow, kaip tu gali keliauti viena? Ir sakau, galiu, o kodėl ne? Sakau, labai daug erdvės yra apmąstymui, refleksijom, kažkokio tai išsiieškojimo ir išieškojimo. Nes kai keliauji vienas, žymiai geriau kultūrą, tarkim, pažįsti. Kodėl? Nes niekas į nieką daugiau nekreipi dėmesio, nes kai keliauji ar su šeima, ar su draugais, kas yra nuostabu, bet labai daug dėmesio nueina va čia, kas vyksta šalia. Kai esi vienas, tai esi tikras, o aš, kadangi esu mokslininkė, tyrėja, tai man labai įdomu sugerti į save tą visą aplinką. Tai draugė sako, kaip tu keliauji viena? Sakau, o kas tame blogo? Sako, nieko blogo, bet sako, aš ką tik pagalvojau, aš bijočiau. Ir tada aš pirmą kartą gyvenime supratau, kad būti vienam reikia labai daug drąsos. Tai manau, kad Islandai turi daug tos drąsos. Jie nebijo būti vieni. Ir jeigu jų istoriją pažiūrėtumėm, jie netgi proaktyviai siekdavo to
iškeliauti į tas misijas. Ar jie kartą netgi per metus visi rinkdavosi vienoje vietoje, kur tikriausiai aplankėte, jeigu lankėtės Islandijoje, tai tas, kur buvo tas jų pirmasis parlamentas, Alþingi. Jie propaguodavo aktyviai tą tokį atsiskyrimą netgi. Ir buvo visada, ir yra ganėtinai drąsus. Pati, kiek suprantu, esi subūrusi lietuvių bendruomenę Islandijoje. Savo laiku, prieš kiek čia jau, kokį 16-17 gal metų, jau 17 tikriausiai, buvau ta viena iš iniciatorių, kuri tuo metu subūrė. Labai daug valdybų pasikeitė bendruomenės, bet man be galo džiugu. Jai vadovauja dabar jau kiti žmonės, kaip ir turi būti. Negalima per ilgai užsisėdėti vienose batose. Labai smagu, kad turim tokį židinį lietuvišką, tą lietuvišką ugnelę, kurią galime kūrenti net ir Islandijai. O kaip pati manai ir matai, keičiasi lietuviai, kurie ilgiau atvažiuoja pagyventi arba pakeliauti Islandijoje? Kai aš atsikrausčiau į Islandiją gyventi, tai buvo beveik jau prieš 20 metų ir šiaip labai baugina mane tas skaičius, galvoja, negi taip laikas bėga. Ir tuo metu jau buvo lietuvių ten, kurie jau buvo pragyvenę ten kokį 10 metų. Ir kai jie sakydavo, mano laikais, tai mane taip erzindavo tas pasakymas. O dabar, kai aš susilaukiu tokių klausimų, man irgi taip norisi sakyti, mano laikais, kai aš atsikrausčiau į Islandiją. Tai va, bet iš tiesų, juokas juokais, mes matome labai skirtingas aktualijas tų, kurie atsikraustė į Islandiją prieš 30 metų, su kokiais sunkumais jie tada susidūrė, kur jie yra, kokias jie dabar problemas sprendžia. Tai tarkim, jie jau turi vaikų ar netgi anūkų. Tai yra vienokia kasdienybė ir vienokios realijos. Tai jiem, tarkim, labai aktualu kad jų anūkai bent suprastų lietuviškai. Tie, kurie tik dabar prieš porą metų atsikraustė į Islandiją, jie vis tiek susiduria su sunkumais, bet kai mes papasakojam jiem apie tuos sunkumus, su kuriais mes, tie senbuviai, buvom susidūrę, jie supranta, kad tų sunkumų praktiškai kaip ir nėra. Nes šiais laikais yra labai pigu palyginus keliauti į Islandiją. Ir dažnai jau dabar yra siūlomi tokie patrauklus darbo formatai, kuomet gali, tarkim, 3 savaitės dirbti Islandijoje, savaitę įmonės leidžia Lietuvoje būti. Dabar jau Islandai labai yra pripratę prie užsienietiškos darbo jėgos. Lietuviai turi savo reputaciją kaip darbuotojai, tikrai yra skaitomi geri darbuotojai, profesionalūs. Jo, tai kiekvienam lietuviui priklausomai nuo to, kiek jis yra išgyvenęs Islandijoje, manau, kad labai skirtingą istoriją išgirstumėt. Aš pati, kadangi kalbinau Islandijoje atvykus lietuvę, man kokią asmeninę įžvalgą iš ten išsivežiau, kad kalbinau vyrą, kuris gyvena Islandijoje 13 metų, ten sukūrė šeimą su lietuvė, turi stogų dengimo įmonę ir jeigu neklystu, jis yra iš mažo miestelio. Ir pas mus, jeigu iš mažo miestelio atvažiuoja ir prasimuša lietuvis, pavyzdžiui, į Vilnių arba į Kauną atvažiuoja, jis visą savo pozą dažniausiai rodo, koks aš didelis. Tuo tarpu tas žmogus labai malonus, kuklus, jisai neskuba įrodinėti savo vertės ir savo pasiekimų. Ir aš supratau, kad tai yra norma. Aš stebėdama pačius Islandus, jau ne lietuvius, o Islandus, matau, kad jie neturi tokios konkurencinės kovos tarp vyrų, kas mane nustebino. Ne, gal ir turi, bet tai labiau sporte pasireiškia, golfas, tarkim. Islandijai, jeigu turėsim tą arogantiškumo arba sėkmės išorinio deklaravimo ir demonstravimo savybę, tai ir nepasieksim daug. Jeigu lyginam Lietuvos nacionalinę kultūrą ir Islandijos, tai yra vienas iš mūsų didžiausių skirtumų ir yra, kad Islandai labiau yra linkę pagal Hofstado tas kultūrinės dimensijas, tai mes esam labiau ta masculine kultūra, vyriškesnė tokia, o Islandai yra ta vadinama feminine, bet čia nieko su vyrais moterim bendro neturi. Tiesiog vertybinė prasme Islandam yra svarbiau tokios savybės kaip įtraukimas, konsensusas, bendruomeniškumas. Nes jų nedaug yra, ar ne? Taip. Ir tokios bendruomenės, beje, jos pasižymi aukštesniu pasitikėjimo laipsniu, jos labiau institucijom pasitikė, geriau krizės išgyvena.
O mes esam labiau orientuoti į tas vyriškasias savybės kaip konkurencija, pripažinimo norėjimas. Ir atspindi tai, kad Islandija you will not make it, jeigu bandysim konkuruoti labai stipriai. Ir plus, kai rinka yra labai maža ir šalis yra labai maža, šiandien aš esu jūsų direktorė, rytoj jūs esat mano direktorė. Ir jeigu prisimintumėm, nežinau, ar žinot, bet Islandija berods kelintais metais dalyvavo futbolo čempionate Maskvoje, kai buvo. Ir visi klausinėjo, tokia maža šalis, kaip galėjo užauginti pasaulinio lygio komandą. Ir daug kas nustebo, kad toje komandoje profesionalių futbolininkų buvo tik 2. Kiti buvo tai fermeris, operatorius vienas, o antrasis treneris, jo pagrindinis darbas yra stomatologas. Tai matot, kaip daugia karjeriškumas arba tokia kelių karjerų, kelių profesinių... Multiprofesinis yra aplinka. Ir todėl nėra tos vietos kažkokio didelio statuso kūrimui, nes dalykai keičiasi. Šiandien aš čempionate dalyvauju, o rytoj grįžęs toliau avis auginu, suku dokumentinius filmus arba grįžtu į savo odontologijos kliniką ir apsivelku baltą chalatą ir dirbu toliau. Aš pastebėjau, kad jie labai oriai dirba savo darbus. Kavinė elementarioji, aš 100 metų nemačiau tokio aptarnavimo, kur tau kažkokioj nesostinės kavinėje žiūri, ar tu tikrai užsispaudai kavą. Ir jie tą daro su tokia pagarba, su meile, bet labai oriai. Tai jie nenulenkia galvą tą daro. Jie labai kažkaip nemato, kad jų darbas yra mažas. Mane tas tokia komunikacija tarp eilučių, visa ta kūno kalba, ta poza, tai yra taip natūralu ir tai labai buvo gražu. Islandai labai anksti pradeda dirbti. Ir beveik visi islandai yra dirbę sodo darbus, prižiūrėjo vaikus, tiek mergaitės, tiek berniukai, pjauna žolę, plauna mašinas. Nuo 12 metų islandukai pradeda dirbti. Ir kadangi visi yra pabandę tų, pasakykim, paprastų darbų, ar ne, įgyja labai daug pagarbos tam žmogui, kuris tą darbą dirba. Net jeigu vėliau ir patampi gydytoju, ar kažkur toliau pasistumėjai ir neprofesiniam lauke, tu vis tiek turi tos empatijos, tu prisimeni, kur tu buvai, kaip tai buvo sunku, ar ne? Ir negali negerbti tos darbo vietos ir to žmogaus. Ir ypač kaip ir vėl grįžtu prie to, kad vertybė yra bendruomeniškumas, įtraukumas. Ir aš žinau, kad aš negalėsiu ramiai čia dirbti šitoj aplinkoje, jeigu nebus to esminio žmogaus, kuris šitą aplinką padaro švare. Ir dėl to valytojas darbą aš labai vertinsiu, nes tik dėl jos aš galiu ateiti čia ir mėgauti šitą aplinką. Labai gražus požiūris. Man taip pat labai patinka. O ko Islandijoje trūksta? Ką iš Lietuvos atsivežtumai? Visų pirma, aišku, žmonės. Man vis tiek viskas yra apie žmonės, tai yra šeima, tai yra tie, kuriuos myli ir kurie myli tave. Antra, man oras. Oras? Net stipriausi vyrai, net tie, kurie labai daug ko gyvenime didelius iššūkius yra įveikę, ne visi net 3 metus atlaiko Islandijai. Tai tikrai turi tam tikrą kelią iššūkių. Yra toks dar vadinamas salos efektas. Tai čia ne tik Islandijoje galioja, tam tikros rūšies kaip klaustrofobija žmonės jaučia. Kad tu negali tiesiog... Bet čia saliečių yra toks bendras ilgiau fenomenas. Pabuvus? Ilgiau pabuvus, toks jausmas, kad negaliu sėsti į mašiną ir autostradą pasileisti, tarkim, ten, kur akis veda. Nes mentaliai žinau, kad yra ribos. Dėl to man grįžus į Lietuvą, man taip patinka sėsti į mašiną, užsileisti muziką. Ir man tas važiavimas autostradą arba šiaip Lietuvos keliais, iš taško A į tašką B, man toks kaip laisvės manifestavimas, tai labai patinka. Tai va tokie, aš pasakyčiau, maistas, tai taip pat. O vasaros metu, tai iš viso, aš jau sakiau prieš tai, kad man Lietuva yra kaip rojus. Man ji nėra tobula, bet man ji vis tiek yra kaip rojus. O vasaros metu, kai tu gali basom išeiti iš namų ant žolės ir nusiskinti čia augančią šilauogę arba petražolių,
kurias taip pat panaudosi gamindama maistą, nu, aš nežinau, kaip... Na, ten nesuvokiama, nes... Ko dar reikia? Aš sėdėjau ten ant kalniuko, taip atsipalaidavus, būtoj kokia nors skrusdėkas, o ten nėra nei uodų, nei skrusdžių, medžiai iki nosies. Ir tas oras, nu, jis visada tikrai... Islandai tą turi pasakymą window weather, arba lango oras. Tai reiškia per langą labai gražiai atrodantis oras, bet kai išeini, supranti, kad žymiai šalčiau negu maniai, vėjas žymiai didesnis negu maniai ir kad reikia grįžti ir dar vieną sluoksnį drabužių pasimti. Tai va, bet visi prisitaikom ir yra žmonės pagal savo mąstymo būdą. Tie, kurie ieško išeičių arba tie, kurie ieško pasiteisinimų. Tai va, turim ir lietuviai tikrai Islandijoje yra įrodymas to, kaip galima ieškoti išeičių, kaip jie stato savo šiltnamius. Turi, va, aš nuostabią draugę, visko pas jie rasit sodį, ir agurkų, ir braškių pasodinti. Ir suprantat, jie sukuria savo rojų ten. Tai neieško pasiteisinimo, ieško išeičių. Tai tokių ten labai daug žmonių. Papasakok, prašau, apie ką dėstai Islandijos universitete. Pagrindinė mano tiek tyrimų, tiek mokymų sritis, tai yra lyderystė. Mano daktaro disertacija buvo apie tarpkultūrinę lyderystę. Tai reiškia, kokia lyderystė yra efektyvi skirtingose kultūrose. Nes žodis lyderystė yra universaliai suprantamas kaip fenomenas, bet kas yra geras lyderis, labai priklauso nuo to, kieno mes paklausim. Tai čia yra mano tokia kaip pagrindinė sritis. Taip pat vadovauju 2 magistro programom, kurios yra fokusuotos į projektų valdymą. Ir dar būna įvairių kursų padėstau, kurie siejasi su šitom 2 sritim. O atskridus į Lietuvą? Irgi. Ties šitais dalykais fokusuojasi ir labai džiaugiuosi, kad kažkaip per tiek metų pavyksta ne tik išlaikyti ryšius su Lietuvos universitetais, bet jie plėtojasi ir vis daugiau su Lietuvos įmonėm dirbu. Be galo smagu, kai yra tiek daug tų priežasčių grįžti ir būti čia, o Lietuvoje būna iš tiesų daug. Ir anksčiau kažkaip skaldydavau savo dėmesį į kitas užsienio šalis, važiuodavau į kitus universitetus, Austrija, Dubajus ir kitos šalis į Ameriką tekdavo važiuoti, o dabar net ir į Kiniją važiavom ir dėstyti, ir knygą pristatinėti. O su metais galvoju, jeigu jau važiuoju, aš noriu važiuoti į Lietuvą. Ir kažkaip labai tuo džiaugiuosi. O kiek procentaliai Islandija užima laiko ir Lietuva? Vis keičiasi tie procentai, bet Lietuvoje aš tikrai praleidžiu bent 5 mėnesius sudėjus kartu, bent 5 mėnesius per metus, tai tikrai, manau, nemažai. Ir dar viena yra laikas, o kita yra tiek mintise, turi Lietuvos, o dar ir kiek širdyje. Tavo kalboje, kas telpa į sąvoką lyderystę? Jeigu tai pats trumpiausias apibrėžimas, tai tikriausiai būtų drąsa įveikti sunkumus. Pats žmogiškiausias, ar ne? Ne mokslinis, ne mokymams skirtas apibrėžimas. Bet jeigu jau imčiau tokį pragmatiškesnį įmonėm ir lyderiam pritaikytą apibrėžimą, tai aš sakyčiau taip, kad lyderystė sudaro 5 elementai. Tai yra pats lyderis, sekėjas, tai yra tikslas, kurio jie siekia, procesas, į kurį jie įsitraukia, ir tada įtaka. Tai va ta įtaka ar charizma kažkokia lyderio, ar ne? Ir prie kiekvieno iš tų elementų reikia dirbti. Bet pirmas elementas vis tiek yra lyderis. Ir va čia reikalinga ta drąsa sugebėti susidoroti lyderiui pačiam su kylančiais sunkumais. Tie sunkumai dažniausiai kyla savyje. Ir čia jau prieinam prie žodžio savilyderystė. Tai ir knyga, kurią parašiau, kurią minėjau vaikam, ten būtent ir kilo iš tų pamastymų, iš visų mano mokymų, kuriuos darau suaugusiam, įmonių vadovam, studentam, vadovų magistrantūros studijuojantiem, kai matai, kad žmonės straglina, turi sunkumų su ta savilyderystė. Savilyderystės mes niekada nepasieksim tobulumo šitoje srityje. Mes visą laiką treniruojam tą raumenį, mes visą laiką dirbam. Kaip straglina? Turim baimių, turim susikurtų kažkokių tai stereotipų, įsivaizdavimų, ar ne? Arba nežinom, ko norim pasiekti.
siekiam ne savo tikslų. Taip, ar ne? Kaip dažnai. Taip. Tai vis tiek lyderystė yra iš tų 5 elementų, pirmasis yra lyderis ir tai yra jo gebėjimas vadovauti pačiam savo. Ir siekti savo paties tikslų ir pažinti save. Ir tik po to mes jau iš tikrųjų galime būti efektyvesni. Būti lyderiais kitiem. Taip. Tada galės. Aš anksčiau labai fokusuodavausi į įvairias metodologijas lyderystės, ar tikslai taip suformuluoti įmonė ir taip toliau, bet vis dažniau grįžtu prie to, kad pats svarbiausias įrankis vis tiek, ypač šitoje sparčiai besikeičiančioje aplinkoje, aš pats kaip lyderis turiu būti įrankis, veikiantis. Ir jeigu aš su savim neturėsiu didelių sunkumų, aš daugiau dėmesio galėsiu skirti sekėjam ir tikslui ir tam procesui. Kaip lyderystė keičiasi arba suprantama Islandijos kontekste ir lietuvių skirtumas? Labai geras klausimas ir čia visa mano disertacija parašyta šitą temą, beje, labai pataikėt. Aš būtent lyginau Lietuvą ir Islandiją. Ir ten, kaip ir jūs minėjot, kad čia lyderis yra labiau patalpintas hierarchijoje. Čia yra labiau vis dar lyderį matom kaip kažkur aukščiau. Islandijoje lyderis yra labiau kaip Sansu, toks užtikrinantis sėkmingus procesus, bet jeigu komandai pavyko, tai čia yra komandos nuopelnas, o jeigu komandai nepavyko, tai čia yra lyderio nesėkmė. Ten lyderis yra tik vienas iš komandos narių. Ar gali būti taip, kad lietuviai painiojo vadovą ir lyderį? Taip, bet ne tik lietuviai. Mes labai esam linkę arba į vieną kraštutinumą nueiti, su visais KPI-ais, Exceliais ir taip toliau, ar ne? Tai va čia su ta visa vadyba. Arba jau tada užsižaidžiam su savilyderystė, išieškojimais, reflektavimais ir maratonų bėgimais ir kopimais į kalnus. Bandant atrasti kažką tokio savyje, o tokį tą lyderį, kuris pamatys tą viziją ir visiems įspūdį padarys tokį, kad seks juo no matter what. Tai dažnai esam linkę arba čia per daug į kraštutinumus nueinam, arba čia. Bet man matant pragmatiškom akim žvelgiant į įmonės, organizacijas, aš sakyčiau, kad labai reikalinga yra tas balansas ir to reikia. Turim turėti įrankius, kaip pasiekti konkrečių tikslų, bet tuo pat metu lyderystė yra apie žmogų. Vadyba yra apie sistemos sukūrimą, kurioje tas žmogus gali sėkmingai pasiekti tų tikslų. O pagrindinis patarimas žmogui, kuris yra lyderio pozicijoje? Savidisciplina. Tame turbūt nuoseklumas, ar ne? Taip, vienareikšmiškai. Man labai įdomu, ką žmogus daro kiekvieną dieną, nes tas accumulative effect arba suminis efektas, tai parodys tą tikrąjį galimą progresą. Taip, apibrėžia žmogų jo kasdieną, tikrai. Nes labai dažnai man tenka, tikrai su labai daug žmonių bendrauju ir individualias konsultacijas darau ir studentų labai daug turiu ir su daug vadovų kalbu. Labai išsiskiria 2 tipažai. Tie, kurie labai daug patys jau yra sudėlioję savo dieną, savo rutiną, savo įpročius, jiems reikia to papildomo kažkokio tai stimulo, bet jie labai daug sugeba pasiekti per tą kasdieninius įpročius. Tai čia jau tie, kaip aš sakau, jie jau labai pažengę. Ir tada yra kiti, kurie vis ieško to kažkokio vieno trenerio, vieno šamano, mentoriaus. Tai čia atsakomybės elementariai neprisiema, tarsi. Arba lengviausio kelio ieškojimas. Ir jie vis galvoja, kad o jeigu į tuos mokymus nuvažiuosiu, o jeigu su tuo žmogum pasišnekėsiu, o jeigu į tą įmonę pateksiu. Ir jiem atrodo, kad kažkoks tas vienas įvykis gyvenime ir tai staiga po to įvykio viskas pasikeis. Bet tu liksi tas pats, kaip mano dėdė yra pasakęs, nesvarbu, kur tu benukeliautum, tu vis tiek save pasiemi kartu. Taip. Ir nuo savęs nepabėgsi. Save pavėjai, kad ir kokio kelionė bebūtum po 3 dienų. Ir ar į tą naują įmonę pereisiu mano įpročiai, tai koks aš buvau ir kaip aš ieškojau lengviausių kelių, ašgi pasimsiu tą savo bagažą su savim kartu. O Islandijoje yra kiek aš girdėjau, nežinau, ar tai iš tikrųjų tiesa alkoholio problema. Šaltuoju metų laiku, ar ne? Viena vertus, jie nepaprastai daug skaito. Buvo man labai atradimas, kad ir rašo, ir skaito, o kita vertus žinau, kad netgi į Islandiją siunčiama yra būtent žmonės arba
kaučeriai, kurie padeda susidoroti su alkoholio problemom, dėl to niūrumo viso. Aš nežinau, ar Islandija turi didesnę problemą negu kitos šalis. Aha. Tik tai gal Islandai drąsiau kalba apie tai ir identifikuoja tai kaip problemą. Tai aš nesu tikra, ar ta problema realiai, tai reikėtų pasižiūrėti sunaudojimo alkoholio vienam gyventojui vienetus, bet nepamirškim ir to, kad Islandijoje yra labai klestintis turizmas, tai apie virš 2 milijonų turistų per metus, tai nežinau, kaip čia reikėtų metodologiškai statistiką išskaičiuoti. Taip. Aš asmeniškai nematyčiau ten didesnės problemos kaip negu bet kur kitur. Mano tokios, pastebėjimai tokie, kad Lietuvoje daugiau yra kasdienybėj tas alkoholis sutinkamas. Jisai labai gražiai paslėpiamas, ar ne? Jo, tai viena vyno taurė ir kita vyno taurė, Islandijoje gal to šiek tiek mažiau. Bet vėlgi, kai mes kalbam Islandija, Lietuva, aš į Lietuvą grįžus matau kokį 10 Lietuvų. Ir Islandijoje tas pats. Jūs ir patys žinote, kad yra Vilniuje kiek subkultūrų, ar ne? Mes turime tuos, kurie labai sveikai gyvena, tie, kurie sportą propaguoja, ar ne? Tada mes turim žmonės, kurie mėgsta vakaroti. Lygiai tas pats ir Islandijoje yra. Yra žmonės, kurie turi mažų vaikų, yra žmonės, kurie studentai, tarkim, tai labai dar priklauso tos, pasakykime, subkultūros arba nuo tos genties, kuriai priklausai. Manau, kad taip. Mano asmeninė patirtis, tai kad Lietuvoje yra daugiau to lengvo alkoholio sunaudojama, toks casual yra, taip kasdienybė jo daugiau. Ir žinokit, kaip dėl alkoholio, tai galvoju irgi įdomiai, nes Islandija yra, bent visada būdavo viršui sąrašo sportuojančių žmonių lauke. Tai yra labiausiai Europoje sportuojanti tauta, būtent lauke. Tai parodo, kad jie ganėtinai daug tam sveikam gyvenimo būdui skiria dėmesio, bet tuo pat metu Islandija, kaip ir daugumoje vakarietiškų šalių, paraleliai auga ir nutukimo problema. To greito maisto vartojimo, ypač tarp jaunų žmonių. Tai va, tie procesai, jie nėra vienam kontinuume, jie yra paraleliai vykstantis. Tai labai svarbi imtis, ar ne? Taip, apie kurį segmentą kalbam. Pati parašysiu knygą. Kaip jį vadinasi ir kodėl? Apie vaikišką knygą kalbam. Ar apie islandišką lyderystės knygą? Net nežinau, kad tokia yra. Tai vieną knygą esu parašysi 2018 metais. Tai yra akademinė knyga apie islandišką lyderystę. Tai parašiau ją kartu su viena lietuvė bendraautorė, Olga Štangiai, nuostabia tyrėja ir 2 islandėm, savo kolegėm. Tai buvo pirmoji knyga apie lyderystę Islandijoje. Ir vis dar vienintelė. Organizacinė lyderystė. O knyga, kurią nesenai parašiau, tai vadinasi Bambaimė, drąsos knyga. Tai yra knyga vaikams apie drąsą ir baimę, apie savilyderystę ir dar kitų yra siužetų ten. Bet kaip dabar jau užgirstame feedbacką, atgalinį ryšį, tai šitą knygą daug kas prilygina su Mažuoju princu, kad sako vaikiška knyga, bet subalansuota ir suaugusiam. Dar taip pat išgirdom iš mamų, kurios turi paauglių. Mamos perskaito knygą šitą ir sako, aš dabar žinau, apie ką noriu pasikalbėti su savo vaiku. Tai neskaito tos knygos vaikam, bet panaudoja ją kaip medžiagą savo, formuluojant klausimus ir kažkokį inicijuojant pokalbį su netgi paaugliais. O kas inspiravo parašyti tokią temą? Nes žiūrint į pačią, atrodo, kad drąsa arba baimė ne ta tema, kur striktum. Tai ir nestringam, jeigu baimė eina kartu su drąsa, bet aš noriu nuo klausimo pradėti. Kada pati žinai, kad buvai drąsi? Kas turi įvykti, kad tu pasakytum, kad aš šiandien buvau drąsi? Seniau visada per patvirtinimą, o dabar, kai žinau, kad perlipau per kažkokias savo ribas, ar ne? O ką reiškia perlipau per ribas? Išėjau iš komforto aptvarėlio. O ką reiškia nekomfortas? Saugimas. Bet dažniausiai nekomfortas yra kažkas, ko mes bijom, taip? Taip. Tai drąsa yra kita baimės pusė. Taip. Drąsos be baimės nebūtų. Tai tie dažniausiai žmonės yra drąsūs. Ir vat nuo jų netgi tą charizmą gali pajausti. Jie nėra savaime drąsūs. Drąsa atsiranda tik tada, kad aš labai labai bijau.
ir tada įveikiu tą savo baimę, arba bent pabandau, ir aš tik tuo momentu suprantu, kad aš kažkokia drąsesnė esu. Oh my God, I did it. Aš tai bijau, bet žiūrėkit, pasakiau, padariau, nuėjau. Aš kaip tik vakar skaičiau tyrimą, kad yra tas neuronas, jis kaip raumuo treniruojamas. Taip, tai iš to ir kilo, kaip ir minėjau, iš tų 5 lyderystės elementų aš vis dažniau matau, kad žmonės netreniravo saviliderystės to raumens nuo mažens. Jiem buvo panaikinamos kliūtis, jiem buvo suteikiamos sąlygos neturėti baimių arba jų neįveikinėti. Ir tada mes suaugam ir dalykai tada būna labai labai baisus. Mes meškos paslaugą padarome. Vienareikšmiškai. Ir įsivaizduokit, jeigu aš esu vadovas, vyras, ar ne, aš sugebėjau pasiekti tiek KPI-sų, aš darbė jaučiuosi labai gerai, bet aš niekad neišmokau, neišdrįsau apturėti atviro asmeninio pokalbio. Tai įsivaizduoju, kaip jį nedrąsu yra apturėti. Ir kuo aš didesniu direktorium tampu, tuo baisiau. Tuo čia baisiau ir įsivaizduojate. Tai va, čia kaip ir su užsienio kalba. Kuo anksčiau pradedi mokintis jaunam amžiui, tai gali ir klaidas daryti, nes tu esi dar mažas vaikas, tarkim, ar ne. Tai netgi būna juokinga, bet jau jeigu žmogus yra labai labai pasiekęs, atsiranda daugiau barjerų kalbėti, tarkim, užsienio kalba. Tai va, tai baimė būtent ir yra apie tai, kad parodyti, kad be baimės nebūtų drąsos, kiek baimė yra reikalinga, kaip reikia drąsiai bijoti. Ir ten yra pasakojama vienos mergaitės istorija, būtent apie jos baimę, ir jos baimės vardas yra bambaimė. Ir ta mergaitė turi labai specifinę tą baimę, ji bijo viešo kalbėjimo, o jai dar pradėjus 1 klasę, kaip tyčia, ji dar ir mikčioti pradeda. Ir tada jai visai tas viešojo kalbėjimo reikalas pasidaro dar baisesnis. Ir tada tos mergaitės vardas yra Morta. Ir stebėdami, eidami kartu su Morta, jos visame tame kelyje, jos dialogai su bambaime, mums padeda labai susitapatinti ir patiems pareflektuoti apie savo baimės. Beje, šita knyga yra psichologinė, edukacinė, rekomenduojama ir ekspertų, ir psichologų, ir pedagogų. Ir ji pateikia ir klausimus, ir faktus, kuriuos tėvai gali aptarti su vaikais. Tai be galo sargam šitą knygą kartu su bendraautorė Vilma Makauskienė, kuri yra be galo nuostabi logopedė. Tai vat šitoj knygoje užkoduota yra kelios istorijos, kelios tos storylines. Ir tai yra knyga, kurią galima skaityti kas metai. Ir vis naujų dalykų atrasti, nes mums idealas, bent jau man, iš knygų yra Mažasis princas. Ir aš jį skaitau bent kartą per metus. Ir visą laiką aš tą knygą matau kitokioje šviesoje. Vis dar spaudžia ašarą? Aha. Labai. Ir absoliučiai priklausomai nuo to, kas vyksta mano gyvenime, aš skirtingus dalykus įskaitau ten. Tai vat mes ir bent jau aš norėjau parašyti bambaimę taip, kad kas metai skaitant su vaiku bambaimę, arba tiesiog praverčiant, arba tos pačius klausimus užduodant vaikui, mes kartu su vaiku jaustumėm, prisimeni prieš metus, kaip mes kalbėjom, tai mes visai kitur buvom, o dabar jau 3 klasėje mes jaučiamės visai kitaip, negu jautėmės 2 klasėje. Tai čia buvo tokia intencija ir pažiūrėsim, kaip seksis, bet kol kas labai džiaugiamės, kad labai šiltų atsiliepimų turim. Ar jau yra knygynuose Lietuvos? Internetu ją galima užsakyti, arba su autoriams susisiekti ir autorės visas detalės duos, kur įsigyti. Norėjau klausti, kodėl vis dėlto vaikiškos knygos formatas, bet berods ir... Taip, esu 5 vaikų mama. O, iš tikrųjų? 2 biologinių ir 3 nebiologinių. Bet mano podukrai, kuri beje ką tik praleido savaitę Lietuvoje, jai yra 31 metai, daug metų ją auginau ir jau turiu panukį. Turiu nuostabės 2 podukras, kurias šiai dienai vadinu dukrom, kuriom toj bus 9 metai. Tai vaikų aplinkui yra daug. Yra labai daug nuostabių tėvų, kurie linki savo vaikam geriausia. Ir dažnai mes tiesiog šitais klausimais diskutuojam. Ir gyvenam tokioje aplinkoje, kuri labai dažnai mus skatina per daug į burbulą įdėti, mano nuomonė, vaikus.
Ir mums labai primeta tam tikras metodologijas, kurios aš nesu ekspertė, todėl aš nesimsiu spręsti, ar jos tinkamos ar netinkamos, bet aš tik tai galiu konstatuoti rezultatus. Nes pas mane, kaip pas dėstytoja, ateina jau užaugę tie vaikai. Ir jau 12 metų aš juos žiūriu. Tai ta imtis, kurią matau, yra ganėtinai didelė. Ir tai tiesiog labai aptarim daug atvirų pokalbių ir jie sako, nesu pratęs doroti su sunkumais. Nesu to raumens, kaip ir sakėt, pratęs treniruoti. Tai nenuostabu, kad tada vieną gražią dieną atsiduri suaugusio vaidmenyje ir supranti, kad dabar iš tiesų man ir čia per sunku, ir kambarį sustvarkyti per sunku, ir pradėti dirbti per sunku, ir dar vaikas atsirado. Tokios elementaros atsakomybės, ar ne? Visiškai. O akis spindi, širdis geros, mintis tikrai geros, vertybės tikrai geros, bet yra tiesiog trūkumas to įpročio. Ne? Tai, gyvenime labai daug tiesiog darimo, ar ne? Ir per 12 metų aš matau, kad situacija čia tikrai nėra. Aš norėčiau ją kitokią matyti. O pačios biologiniams vaikams kiek metų? Kokiam amžiui? Tuoj bus 19 ir tuoj bus 14. Islandijoje, kadangi yra 13 klasių viduriniai mokyklai, tai vyresnėlis sūnus gegužę baigė mokyklą ir kalbant apie gyvenimo sunkumus. Atrodo, kad esu tokia proaktyvi mama, liktai ir jaučiu tą pulsą, kada čia kokie sunkumai ištiks. Ir staiga apturėjau tokio tuščio lizdo tą sindromą, kai supratau, kad, oh my goodness, reikia paleisti, nors namai pilni namų vaikų. Ir atrodo, nėra kada nei čia taip stipriai liūdėti, nei čia kažkada, nei labai taip stipriai galvoti apie tos tuštėjančius namus. Ir staiga supranti, kad, trūks. O vaikai kurioje šalyje augo? Islandijoje? Abu, taip. Bet aš labai daug per 2 šalis. Vyresnėlis yra 3-4 klasę Lietuvoje baigęs. Ir šiais laikais labai jau galima puikiai per 2 šalis būti. Ar jie mato savo gyvenimo tąsą Islandijoje, ar jie nori kelt sparnus? Islandai bendrai yra skatinami bent vieną iš diplomų, tai yra arba bakalauro studijas arba magistro. Tie, kas pasirenka akademinį kelią, jie yra labai labai skatinami vieną iš diplomų įgyti užsienyje. To nėra baiminamasi. Kad negrįš? Ne. Kad parvežtų daugiau vertės? Kad parvežtų daugiau vertės. Ir Islandai bendrai paėmus, kiek ir Amerikoje teko, ir Vašingtone kalbėti su Islandų diaspora, jų visų yra svajonė grįžti. Ir nesvarbu, kiek jiems būtų metų, jie ar su vaikais, ar su anūkais, ar kai užaugina vaikus, jie jau vis tiek yra svajonė grįžti. Mano vaikai, mažasis gal dar taip neapsisprendęs, o didysis nėra tikras. Tai įstojo inžinerijos studijas dabar Islandijos universitete, bet jis toks labai pasaulio pilietis yra, tai jis nėra tikras, kurį likimas nuves. Girdėjau tą problemą, kad trūksta elementariai žmonių kurti poras, ar ne? Jie turi tą valstybės mastu patvirtintą programėlę, kur gali pasitikrinti, ar jie nėra ten 2-3 eilės pusseserės ir pusbroliai. Jie neturi tokio pasakymo kaip 2-3 kartos. Islandijos fun fact, įdomus faktas apie Islandiją. Apibūdinant giminystės ryšį, jie turi tik 2 žodžius. Tai yra frenka ir frendi. Frendi tai yra vyriškos lyties giminaitis, o frenka tai yra moteriškos. Bet tai gali būti ir teta, ir pusseserė, ir ten dukterėčia. Bet taip. Bet aš skaičiau, kad jie bent per 3 žmonės kažkaip labai susiję, jie visi ten giminės. Taip. Bet, žinot, šiai dienai kai kuriuose regionuose 25% užsieniečių gyvena, tai čia daugiau gal aš tai pasakyčiau mitas yra, bet kad iš tikro, dėl mažumo populiacijos, kad dėl viso pikto kartais visai gal ir naudinga pasitikrinti. Ir Islandija turbūt vienintelė šalis pasaulyje, kuri turi taip gerai sudarytą sistemą ir tokią tikslę, kur galima savo genealogiją atsekti. Nes kai tu važiuoji pas juos ten aplink Islandiją, tą visą ratą, tu važiuoji ir supranti, kad troba
Ir tu pusvalandį važiuoji kitą trobą. Nu tai kiek tu renkiesi iš 3 trobų aplinkui? Ne, jie visi Reikjaviką suvažiuoja, o ten tėvai pasilieka. Sutuoktinį rasi Reikjavike. Islandų labai nemažai yra, tarkim, Kopenhagai. Labai daug kas susipažįsta. Jie kažkaip mėgsta užsienyje taip pat susirasti saviškius. Tai dažnas atvejis būna, studijavo Danijoje, 2 Islandai ir grįžo kaip pora į Islandiją gyventi. Žodžiu, labai daug ir grožio visame tame yra, ar ne? Daug. Nes kai tu gyveni glaudžiai, turi surasti tai, kas tave jungia, o neskiria. Nes viens nuo kito neišsilakstys. Taip. Ir Islandam labai svarbu, yra toks jų klausimas, kvada mano erti. Kurių žmonių tu esi? Ką reiškia? Tai reiškia, kad iš kur tu esi, kokią mokyklą baigėjai ir dažniausiai iš kur kilę tavo tėvai ir dažniausiai Islandijoje per 3 klausimus surandi bendrą pažįstamą. Tai arba mokykla, arba futbolo komanda, kurią lankei, arba iš kurios vietos tavo seneliai kilę. Ir jiem tada kažkaip iš karto jau jie sugeba tą pašnekovą, tą naują pažįstamą, patalpinti savo turimoj schemai. Ir aš galvoju, gal iš čia ir tas kyla tas didelis pasitikėjimas kitų žmogumi, nes mane ir jūs skiria tik 3 klausimai. Aš per 3 klausimus rasiu mūsų bendrą jungtį. Įsivaizduojat, kaip tai suartina. O jie viduje labai juntamas tas pasitikėjimas vienas kito? Taip. Skandinavijos šalis bendrai yra charakterizuojamos kaip aukštą pasitikėjimo lygį turinčios tiek individų lygmenyje, tiek organizacijų, tiek bendrai valstybė ir įstatymais ir taip toliau. Šitos būtent dimensijos, šitie indikatoriai labai dar taip pat siejami ir tiek su ekonominiais pasiekimais, jeigu taip galvojam globaliau. Tai yra geras dalykas, kai šalyje žmonės pasitikė vieni kitais. Tai yra vienas iš tų gerų dalykų, ko galime mokintis iš Islandų. Bet tai dar nereiškia, kad Islandijoje pasitikėjimas nėra išduodamas. Jis yra išduodamas, jis yra patikrinamas, įvyksta įvairių dalykų, bet čia yra mano paties sprendimas, kad aš noriu gyventi taip, kad aš galėčiau pasitikėti. Žinau, kad bus 2 kokie procentai to deguto, kur apnuodys tą mano medaus statinę, bet aš tiesiog... Aš renkuosi. Gražu labai. Reikėtų mums pasimokyti iš jų, ar ne, šito? Ir dėl ko, ir tarkim, jie ir kuria ir įstatymus tokius, ir ta gerovės valstybė, ar ne? Taip, ateina žmonių, kurie, pasinaudoja tą situaciją arba teikiamą pagalbą, bet Islandai į tai žiūri taip, kad tai yra kaina, kurią mes mokam už tą visą gėrį. Ar ne? Taip. Visada bus minusų, visada bus kažkokių nuostolių, visada bus, dalykai niekada nebus 100%, bet vien tik tai todėl, kad jie nėra 100%, tai dar nereiškia, kad mes atsisakom jų visai. Nes tas juoda balta mąstymas jis nėra įmanomas, kai mes kalbam apie daug suinteresuotų pusių, kurios yra kiekvienoje valstybėje, ar ne? Mes turim daug interesų, daug skirtingų žmonių, nėra įmanoma turėti 100%. Mane Lietuva išmokino savo laiku galvoti, kad reikia būtinai bent 120%. Mes turim tą tokią atsargą. Jo. O Islandija mane išmokino, kad 80% yra gerai, bet svarbu, kaip mes jaučiamės su tuo 80%. Jeigu mes pasiekėm tik 80%, bet mes neišsipykom, neišsiriejom, mes norim toliau kažką statyti naują kartu. Ar ne? Mes nesakom, daugiau su jumis aš niekur neįsiu, aš nieko su jumis nedarysiu. Tai tas 80% rezultatas yra sveikesnis, geresnis ir tvaresnis, jeigu žiūrim į tvarę visuomenę. Paskutinis klausimas apie maistą. Kaip Islandai gyvena su mano akimis gana skurdžiu maisto racionu? Be abejo, ten jeigu tu tikrai labai prabangiose vietose lankaisi, tu gali visko gauti ir dar geriau nei Lietuvoje. Visa tai yra ir skraidinama, ir gabenama, bet iš esmės paprasto piliečio mano akimis labai ribotas pasirinkimas, ypač daržovių ir vaisių. Nežinau, man gal Lietuvoje netgi per didelis kartais, nes kiekybė ir kokybė nebūtinai koreliuoja. Tai Islandija turi be galo švarę avieną, turi nuostabią žuvį ir, nežinau, Islandai labai daug gamina namie, mėgsta gerą maisto kokybę,
skaniai pavalgyti, tai ir tikrai labai daug gamina namie. Tai manau, kad ir iš to dar kyla tai, kad galiu užsitikrinti gerą maisto kokybę. Bet kad ir braškės užsiaugina patys, ir pomidorus užsiaugina patys, kurie yra beje žymiai skanesni negu iš Ispanijos. Vadinasi, aš tai praleidau. Jo. Nes aš einu parduotuvėje, galvoju, kivis sudžiuvis, mangos, vienas mangas, ananasas, iš viso mačiau tik reikia veikia ananasą. Ne, tikrai yra. Jie net bananus augina. Islandiškos braškės labai skanios, uogų turi. Žodžiu, ten visko tikrai yra. Bet islandai mažiau valgo kavinėse negu lietuviai. Tai čia faktas. Jie mažiau ir skuba. Mažiau skuba. Jie galvoja, kad jie yra labai stresuoti. Beje, islandai labai daug dirba, labai veiklus yra. Bet jų tas veikimas turbūt iš tokios ramybės yra. Nes jie netrodo tie, kur lietuvis, kai jis veikia, labai matyti. Jo veide jis toks spazmas. Aš nemanyčiau, kad jie su ramybė, bet tiesiog aš noriu to žmogaus, kuris su spazmu veide skuba, aš noriu jo paklausti, kaip jam padeda surūgusi veido išraiška spręsti tas problemas. Aš vis dar, man kiek jau metų ir aš vis dar bandau tą atsakymą sulaukti, arba kaip eina susiraukę žmogus ir sako, tu žinotum, kiek aš turiu problemų. O galvoju, kaip jums tas susiraukimas, jums šiandien kiek problemų padėjo išspręsti? Nes kai mes nusišypsom gyvenimui, tai manau, kad gyvenimas yra labiau linkęs ir mums nusišypsoti. Manau, kad taip. Na, širdus ačiū už pokalbį. Kaip suprantu, turi lietuvę žmoną, čia jie sutikai ir judu turit vaikų. Taip, 2 dukros. O kokios amžiaus? 11 ir 7. Tai jos čia gimė ir užaugo? Taip. Kaip šeimai va čia gyventi? Pradžioj gal sunku vaikam darželį pradėti eiti, nes viskas kita kalba. Nes mes namuose lietuviškai kalbam. O ten darželį jau islandiškai. Su vyresnėje tai buvo taip, kad lietuvė buvo auklėtoja. Padėdavo, sakykime, ko nesupranta, išversdavo, padėdavo, tai gan greitai išmoko, sakykime, pramoko tą islandų. Sako, būna, kad nesupranta visko, bet mokos. O dukros čia vietinės jaučiasi? Pagrindė su islandais bendrauja. Tai vaikas pasaulietis, ar ne? Mokykla yra silpnesnio lygio negu Lietuvoje. Nėra namų darbų, iki 5, man atrodo, klasės. Bet čia labai aukštam lygiai švietimas. Yra skaitimas. Turi kiekvieną dieną po 10-15 minučių skaityti knygą. Ir jie visi skaito? Visi absoliučiai, iki vieno. Islandai net yra, man atrodo, daugiausiai skaitanti tauta. Vienam žmogui tenka daugiausiai knygų. Jo. Ar tas jaučiasi su jais bendraujant? Jaučiasi. Jaučiasi, jie išprusę labiau. Greičiau kalba, sakykime, tie, kurie skaito, vis tiek jie yra ir jaučias tas kitoks bendravimas. Tas pats kaip ir Lietuvoje, kuris iš gatvės žmogus ir koksai mokytojas, vis tiek jis skirsis. Ką jis įveidės ir tas žodynas kitoks, ar ne? Taip, pas vyresnius, sakykime, žmonės, tai labai daug knygų net yra. Su lentynos su daug knygų. Pas jaunesnius jau jaučias, kad yra daug mažiau. Todėl, kad telefonas kišenį tikėtina, ar ne? Ir gal tiesiog skaito jau tas elektroninės knygas, visi gal mažiau skaito, sakykime, tų popierinių variantų, geografijos. Nesimoko tokių dalykų? Ne, nėra mokykloje. Sakykime, pas juos yra mažiau dalykų negu Lietuvoje. Na, bet jeigu tu skaitai knygas, tai tu neišvengsi nei geografijos, nei istorijos, ar ne? Taip. Tai gal kitų būdų jie mokosi tos dalykus? Taip, kaip ir sakau, dabar jie pradėjo keliauti daugiau. Turiu pažįstamą, kurio tėvai pusę metų būna Amerikoje, pusę metų čia. 2 namus, ar ne? Jo. Tai žiemos laikotarpiu būna Amerikoje,
vasaros laikotarpiu. Lietuviai irgi taip labai nori žiemos laiku leisti Balyje arba Tenerifėje, ar ne, o vasarą grįžti namo. Jo, tiesiog, nes čia žiemą, sakyčiau, depresinga vieta. Pastoviai pilka, apsiniaukia, lietus lyja, vėjai. Tai va, todėl jie ir neturi tų šunų, nes žiemą juos vežioti nebūtų faina. Jo, nepratę turėtų augintinių, sakykim, tiek. Avių jie labai daug turi, avių yra daugiau nei žmonių. Jo, avis valgo, iš avių daro koinės, megztinius. Sakykim, ir pas juos dabar aš tik nesu 100% tikras, bet man atrodo yra uždrausta iš Islandijos įvežti kitą arklių veislę, kadangi sala bijo gal ir tų užkrečiamų visokių ligų. O kaip taip nutiko, kad lietuvis atvažiavęs čia dirbti paprastų žmogų, čia savo įmonę atidarė? Ar jie nėra tokie apsukrus kaip mes? Buvo taip, kad dirbau pas senelį tokį ir galvoju, ką man daryti. Ar eiti ieškoti naujo darbo, ar bandyti daryti savo firmą. Tai atsidariau savo firmą, pradėjau po biškį darbų ieškotis ir su laiku, su metais išaugai normalesnė. Tai pasitikėjimas tas žmonių atvedė, ar ne, užaugino? Jo, ir laikas. O kaip čia atsiradai prieš 13 metų? Tokia labai egzotinė vieta atrodo, visi važiuodavo į Jungtinę karalystę dirbti, į Islandiją, skristi dirbti, toks įdomus pasirinkimas. Čia yra pusseserė ir kažkaip sakau, ar būtų koks darbas man. Nes norėčiau tiesiog pamatyti šalį, pabūti pats ir prisiprašė, ar ne? Jo, pusę metų pabandyti, pagyventi. Nes prieš tai buvau aš ten Švedijoje, Vokietijoje, Olandijoje. O kaip skiriasi va to šalis ir Islandija? Pagal orą tai stipriai skiriasi. Bet, sakykime, labai jaučias tas grynas oras šviežias. Ypač, kai grįžti iš kokių atostogų iš Europos, toks atrodo išlipi iš lėktuvo ir plaučiai atsidaro. Mažiau eismo. Kamštis būna tik tais valandą, iš ryto valandą darbo gale. Žmonės šiaip paprasti, draugiški. Visur mokykloje be batų vaikšto. Be batų? Taip. Su kojinė? Taip. Tarsi tokia namų kultūra? Jo. Yra prie įėjimo batų spintelės, nusimauni ten batus ir jau eini į vidų. Kaip Japonijai? Jo. Sakyčiau, trūksta biškį gal švaros pas juos dar. Sakykim, būna, kad eini kažką tvarkyti ir eini per kambarį. Tokio švaros suvokimo viduje, ar ne, trūksta? Kas labai patiko čia atvažiavus? Pradžiai gamta, jinai yra tokia išskirtinė. Žavė, ar ne? Pravažiavęs nemažai, sakykim, tų žvyrkelių visokių į kalnus, per upės. Pirmą kartą per upę, kai važiavau, tai iš vis buvo baisu. Vandens buvo virš kapoto, sulig veidrodėliais. Iš tikrųjų? Jo. Tai džipas čia yra ne statuso, bet būtinumo toks dalykas, jeigu tu nori pamatyti, ar ne? Jeigu nori kažką išskirtinio pamatyti, sakykim, ten kokie spalvoti kalnai, ar ten specialus kroklys ar kanjonas koks. Tada važiavau su džipu į stovyklą. Yra palapinių stovykla vidury kalnų. Ir norėjau lipti į ledyną. Bet pusiaukeliai, tiksliau, prieš galą jau nuėjus kokį 10 kilometrų į kalną, tai užėjo debesis. Nieko nebesimatėt. O ten pagrindė ir lipau dėl vaizdo. Oras čia įnoringas kaip moteris, ar ne? Nuotaikas keičiasi. Per dieną gali būti visi metų laikai. Gerai, labai patiko gamta. Kas dar? Kokie kultūriniai yra skirtumai? Saugumas labai iš tikrųjų buvo nustebinęs. Kai aš atskridau, Islandija buvo pirmoje vietoje pagal saugumą. Čia net nėra kariuomenės. Jinai tokia labiau kaip greito reagavimo būrys, sakykime. O kodėl tai yra tokia saugi šalis? Šiaip gal, kad nebuvo labai daug užsieniečių. Sakykime, aš kai atskridau, buvo beveik 1000 lietuvių, o dabar yra virš 5000. O šalyje gyventojų yra? 440 dabar. Nesiekia 500 000. Ne. Ir sakykime, kokie 80% turbūt gyvena Reikjavike. Buvo taip, kad vakarais saugiau būdavo. Kodėl? Dabar pasikeitė gal tiesiog visas, kad daugiau, sakykime, interneto, daugiau visokių kitokių laidų, daugiau pradėjo keliauti Islandai. Į Ameriką nuskristi, sakykime, tiek pat kainuoja kaip mum į Lietuvą. Ir tas visas gal jų keliavimas irgi pakeitė tos visus Islandus. Sakykime, jie biški netokie užsidarę, gal paliko platesnių pažiūrų. O kuo tavo manymu Islandas skiriasi nuo tipinio lietuvio? Mentalitetas kuo skiriasi? Požiūris jų kitoks. Jie laisvesni gal, sakykime. Jie paprasčiau gal žiūri į viską. Jie moka labiau džiaugtis gyvenimu.
netokie surūgę. Atsipalaidavę labiau. Labiau atsipalaidavę, linksmesni. O per kiek laiko pramokai jų kalbą? Aš rugsėjo 4 atskridau, rugsėjo 9 jau į kursus. Taip labai kryptingai ir tikslingai. Jo, Ir ta žmona susiradai kursus lietuvė. Angliškai jie visi kalba. Jeigu tu nori ateiti arti, turi išmokti jų kalbą. Turi mokėti islandų ir anglų jau kažkur, tai, jeigu tu nori kažko daugiau, netiks. Bet čia turbūt visose šalyse tas pats būtų. Manau, kad taip. Tiesiog pradėjau mokintis ir kai pradėjau dirbti pas tą senuką, tai jis islandas, jisai angliškai nekalba. Tai po vieną, po kitą žodį, tai po biškį. O kokia yra jų virtuvė? Valgo nemažai šiaip žuvies, kiekvieną ketvirtadienį žuvį valgo ir valgyklos irgi ketvirtadienį bus žuvis. Net gali net nežiūrėti meniu. Ką jie turi dar pūdytą ryklį. Jisai kaip džiovintas, kaip pūdytas tokiuose mažiuose indeliuose. Sako dažniausiai, kai dedi į burną ir turi užgerti kokiu stipriu gėrimu. Nes, kad numušta visą skonį. Kontrastas, čia kai žiemą trūksta spalvų, ar ne? Ir aš galiu pasakyti, žiaurus skonis. Tikrai. O jiem tai yra skanu iš tikrųjų? Yra, kas jūs ir valgo. Buvo čia kažkada tas Gordonas Ramzis irgi. Tai net ir jis žiaukčiot pradėjo. Sako, kaip jūs, galit valgyti tokį dalyką. Bet jie valgo. Ko pasilgsti Lietuvoje? Gal maisto pasirinkimo. Mažesnis maisto racionas. Sakykime, pačių patiekalų yra daug mažiau, nes Lietuvoje ir cepelinai, ir ten bulviniai blynai, ir žemaičių blynai, ir ten dešrelės, ir kepsniai, ir dar kažkas. O čia pagrindė burgeriai, kokia žuvis pagrindė, visur kur eisi, visur bus tik burgeriai. Toks labai jau siauras atrodo. Aišku, yra restoranai, kur tikrai bus kitokių maisto. O bendrai kalbant apie Lietuvą, ko pasilgai, ko čia trūksta? Tradicinių lietuviškų patiekalų. Geresnio oro, saulės, gal yra veiklos daugiau, pramogų. Tai galimybių tarsi, ar ne? Galimybių daugiau. Lietuvoje apskritai daugiau galimybių. Ypač dabar, manau, kuo toliau, tuo labiau. Nes čia yra viskas ribota vien dėl to, kad esam saloj. O kaip manai, po tiek metų dabar galėtum integruotis atgal į Lietuvą, pritaptum? Žinom, mano požiūris, sakykime, gal būtų kitoks. Tiek nemažai keliavęs, kitaip žiūri į viską. Paprasčiau gal, ne taip suspausta, ne taip stresuotai. Lietuvoje, man atrodo, labai daug kas skuba, stresuoja, o čia atsipalaidavę visi yra. Ta patį galima padaryti su kitokiu tempu, ar ne? Gal lėčiau, bet, sakykime, nuo to niekas nepasikeis. O ką pasakytum žmogui, turbūt lietuvius, kuris dabar svarsto, ar emigruoti į Islandiją? Ką pasakytum, ar ką patartum? Neprisigalvot, kad čia ant medžių auga pinigai, nes dirbti reikia dar daugiau negu toj Lietuvoje, man atrodo. Dėl to ir visi turi tų pinigų, užsieniečiai. Nes dirba tiesiog labai daug valandų. Daugiau, jeigu tik širdis geidžia pirmin. Nežinai, kur surasi savo tikrąją vietą, ar ne? Tiek, kad lietuviui gal dabar paprasčiau, nes daugiau kas angliškai kalba. Mažiau islandų reikalauja. O jeigu atsuktum 13 metų atgal, kartotum savo sprendimą čia dirbti? Kartočiau. Ar gera čia buvo tos 13 metų? Manau, taip, nes kaip žmogus pasikeičiau. O kaip pasikeitai? Supaprastėjau. Tai mes Lietuvoje turim tą labai norą būti matomais, pasirodyti, tą turiu omeny. Taip, ir labai jaučiasi iš tikrųjų, sakykime, Lietuvoje, jeigu tu nueisi valgyti su darbiniais rūbais, tave pirštais badys, žiūrės visi ten, o čia į kavinę ateina visi murzini nuo ausų iki kojų, niekam neįdomu, tu atėjai pavalgyti. Šįryt vaikščiojom mieste ir kalbėjom, kad jie tokie labai atsipalaidavę, lyg nejustų konkurencijos vidinės tarpusavyje. Ar taip yra? Vidutinės klasės taip, bet jie jau kur turtingesni, tai jau jaučias tas jų konkuravimas. Aš suprantu, kad tu turi antrą pusę, bet kokios yra čia moteris, jeigu gali papasakoti? Valdingos. Nes aš skaičiau, kad čia yra labai vertinama lyčių lygybė. Taip. Kaip tai atsispindi kultūroje? Ypač dabar, kai pernai, man atrodo, buvo mitingas, kad moteris irgi lygios, kodėl moteris uždirba mažiau negu vyrai. Ir tiesiog valdžia pasakė, tai eikit dirbti tos darbus vyriškus, eikit į statybas. Tai dabar yra elektrikių, santechnikių. Bet ir Lietuvoje to yra. Taip, bet sakykime, čia gal
paprasčiau tai žiūri. Nesistebė, ar ne? Jo, Aha. nėra tos nusistebėjimo, kad moteris eina, neša ten, nežinau, O cemento kaip jų maišą. valdingumas atsispindi kasdienoje? Jos ir šiaip yra daugiau gal to žodžio turi negu vyrai, tarp pačių Islandų. Aišku, visokių, kaip ir visur, sakykime, visokių tų šeimų yra, bet dažnai moteris pasako, ar bus taip ar ne, ta galutinė. O kodėl? Ar Pas jos todėl, tiesiog kad... taip yra. O tada vyrai kokie yra? Priešingai labai lankstus? Jie paprastesni, gal sakykime. Jie nekovoja dėl tos, nedominuoja, ar ne? Ne. Labiau, sakykime, moter, nes dabar ir valdžioje net moteris yra. Bet Islandai priima tą kaip normą, ar tas vyram tinka? Viskas gerai, Jiem ne? viskas gerai. Aha. Yra lygus lygų. Nėra, kad ten kažkuris, sakykime, viršesnis, tik tiek, kad moteris gal labiau atsakingesnė. Dabar gal keičiasi jau tas. Jau ir vyrų yra daugiau tokių, bet prieš tai, sakykime, nuvažiuoji pažiūrėti kažkokį darbą, klausia moters, ar darom, ar sutinkam su kaina, ten dar kažkas va tokio. Tas būdavo jausdavos, dabar to nebesijaučia. Bet aš pastebėjau, kad jos nelinkusios labai išsipuošti kaip pas mus, ar ne? Tai net ir vyrai nėra, sakykime, taip. Matosi, kai naujas lietuvis atvažiavęs čia, iškart pasakysi, kad iš Lietuvos arba iš Lenkijos, nes iškart stilingi rūbai kažkokie stilingesni, o čia visi tiesiog apsirengę ir viskas. Rūbais, ar ne? Jo, juodos maikės, juodos kelnės, juodi batai, Ir viskas. centre vaikščiam daug avių vilnos megztinių. Taip, kvepuoja ir šilta. O kai auginat savo vaikus, kokias vertybės diegiat jiem? Sąžiningumas, kad tiesiog užaugtų geri žmonės. Stengiamės, sakykime, riboti ir tą telefoną. Aišku, tokie laikai dabar ten be telefono niekur. Vis tiek yra kitokių dalykų, kur turi pamatyti, kas aplinkui vyksta, ne tik tam taške. Aš žinau, kad Islandija iki 83 metų buvo uždraudę televizijos transliacijas, kad žmonės daugiau laiko lauke vasaros metu leistų. Čia gal labiau buvo ne kad uždraudę, bet nebuvo ką rodyti. O kaip Islandai žiūri į lietuvę? Ar jie supranta, kas tai yra? Kur ta Lietuva? Kaip jie vertina tave? Kas tu jiem esi? Ar tarsi iš trečios pasaulio šalies, ar iš Europos? Kaip jie supranta? Iš užsieniečių, sakyčiau, gal net labiausiai teigiamai vertina lietuvius. Žino, sakykime, Islandai, kuri yra ta Lietuva. Šiaip yra nemažai kas ir buvęs ten. Aišku, pagrindė turbūt darbiniais reikalais. Jie pripažįsta lietuvius. Ir tas, aišku, malonu. Tai aš labai linkiu tau sėkmės, nepaisant to, ar tu liksi čia, ar grįši į Lietuvą. Ir labai dėkoju tau už pokalbį. Ačiū. Geri sprendimai kuria jūsų verslą, o reklama padaro jį matomu. Priimkite teisingą sprendimą, kuris parduoda. Reklama yra ne išlaidos, o investicija. Investuokite į savo žinutę, o mes ją paversime vaizdu, kuris įkvepia pirkti. Nes kontaktai veda į kontraktus.